Sveiki gerbėmieji. Šis video yra skirtas išskirtinai Laikonet nariam, ir jo metu aš jums pristatysiu karščiausią naujieną, tai yra EasyShop Plus įrankį. Trumpai prisiminkime, kas darosi mūsų apskaitos programoje. Ten mes kaupiame 4 tipų vienetus, visi jie įvardinti čia. Ir žinoma, mums patys aktualiausi ir naudingiausi yra mėlynieji, tai yra asmeniniai vienetai. Nuo praeitų metų mes kaupiame ir kliento vienetus, tačiau iš jų tik tai kas 10 atitenka mum, visi kiti priklauso kompanijai. Taigi šio video paskirtis yra jums paaiškinti, kaip galima būsimus kliento vienetus paversti asmeniniais, ir taip turėti dar daugiau naudos. Trumpai prisiminkime narių tipus. Tai kas tai yra klientas? Tai yra jūsų rekomendacinėje linijoje esantis paprastas Lioness narys, tarp kurio ir jūsų nestovi kitas marketer narys. Taigi, jeigu pasižiūrėtumėm į šią šaką, matome 4 vieną paskui kitą išsidėsčiusius pirkėjus ir tarpe tarp jų ir jūsų nėra kito marketer nario, tai reiškia, kad visi jie yra jūsų klientai ir nuo visų jų jūs kaupiate naudą. Tuo tarpu šitie 2 pirkėjai nėra jūsų klientai, kadangi tarp jų ir jūsų stovi netgi 2 marketer nariai, todėl šie klientai kaupia naudą šitam marketer žmogui. Taigi visiškai nesvarbu, ar būtent Lioness pirkėjas yra jūsų tiesioginis, ar netiesioginis, ar 4 gylio, ar 8 gylio narys, svarbu, kad tarpe nebūtų kito marketer nario. Ką siūlo EasyShop Plus? Tai įrankis, kuris leidžia jums kiekvieną mėnesį užsisakyti nuo 50 eurų ir daugiau nuolaidų kupono ir už tą sumą iš karto į apskaitos programą gauti vienetą. O po to recash principu suma, kuri buvo rezervuota apskaitos programoje, jums sugrįž ir jums tas vienetas nieko nekainuos. Pasižiūrėkime pavyzdį. Čia yra pavaizduotas jūsų pirkinys už 100 eurų, nario nauda 2 procentai plus 4 procentai, tai reiškia viso 6 eurai, tačiau jie nebesikaupia į vienetus, kaip mes buvome įpratę anksčiau, kalbu būtent apie antrąją dalį, 4 eurus, kadangi visa suma keliauja jum į grinųjų sąskaitą ir ši suma yra išminusuojama iš jūsų jau įsigyto nuolaidų kupono. Lygiai tas pats vyksta ir su jūsų pirkėjais. Štai žmogus, kuris įsigijo kažką už 100 eurų, nario nauda 3 procentai plus 5 procentai. 3 procentus žmogus gauna kaip cashback, tai jam priklauso. Kadangi jis yra paprastas pirkėjas, vienetų jis nekaupia, tai 5 pirkimo taškai jam keliauja į pirkimo taškų sąskaitą, kuriuos jis naudos pirkimo taškų pasiūlymam, o piniginė išraiška, tai yra 5 eurai, keliauja jum vietoj to, kad šie pinigai keliautų į kliento vienetų kaupimą. Taigi, kiekvienas jūsų pirkėjo, jūsų kliento pirkinys jums taip pat duoda naudą ir šie pinigai keliauja tiesiai į jūsų grinųjų sąskaitą, minusuojant nuolaidų kupono dydį. Labai svarbu toje vietoje įvertinti, koks yra jūsų mėnesinis poreikis. Kodėl? Todėl, kad jeigu jūs užsisakysite, pavyzdžiui, už 50 eurų nuolaidų kuponą, tokiai sumai bus rezervuotas ir vienetas jūsų apskaitos programoje ir mėnesio eigoje jums jo pritrūks, o pritrūkti gali tuomet, kai jūsų ir jūsų klientų pirkiniai viršyje jūsų lūkesčius. Taigi tada sistema grįž į senąjį veikimo principą, tai yra jūsų klientai kaups vėlgi kliento vienetus, o jūs vėlgi kaupsite pirkimo taškus savo apskaitos programai senuoju principu. Jeigu jūs rezervuojate 7 vienetus savo pirmoje apskaitos programoje, turite galimybę pasirinkti sekančius vienetus rezervuoti nacionalinėse apskaitos programose, kurių šiuo metu yra net 46, ir tokiu principu turėti pasyvią naudą nuo tose valstybėse daromų apyvartų per Lioness. Jeigu jūs darote didesnį užsakymą mėnesinį, pavyzdžiui 150 eurų, reiškia jūs iš karto gaunate 3 apskaitos vienetus
Ir jeigu jūs pasirenkate rezervavimą nacionalinėse apskaitos programose, tai 3 vienetai bus rezervuoti 3 skirtingose nacionalinėse apskaitos programose tą patį mėnesį. Tam, kad žmogus galėtų aktyvuoti šią funkciją, jis turi turėti Business Launch programą. Naujas Laikonet narys gali rinktis vieną iš 3 paketų. Į kiekvieną paketą įeina 6 mėnesių Business Launch prenumerata, 15 draugystės skrajučių, žurnalai, brošiūros ir to vertė yra 49 eurai. Plus priemoka už EasyShop Plus metu užsakomą nuolaidų kuponą, kuris gali būti nuo 50 eurų ir daugiau. Taigi minimali suma yra 99 eurai, maksimali suma 399 eurai. Esminis skirtumas tarp šių paketų yra tas, kad žmogus, kuris ateina su rimtais ketinimais, yra aktyvus, žinoma, jam yra naudingiau rezervuoti didesnį kiekį apskaitos vienetų, kadangi ateityje jis iš to turės daug daugiau naudos, padaręs tokią pat apyvartą, parekomendavęs tiek pat žmonių. Taip pat EasyShop Plus metu žmonės gali papildomai užsidirbti pinigų, jeigu jie vykdo misijas, bet apie misijas kalbėsime sekančiame video. Dabar norėčiau jums trumpai pademonstruoti, kaip užsakyti EasyShop Plus įrankį. Atsidarome savo Lioness paskyrą, einame į pirkinių krepšelį. Ir jeigu jūs esate Laikonet narys ir jau turite Business Launch programą, jūs matysite EasyShop Plus pasirinkimą. Taigi renkamės jį, nustatome nuolaidos kuponų dydį, kurį užsakinėsime kiekvieną mėnesį. Kaip pavyzdys 50 eurų. Įdedame į pirkinių krepšelį, spaudžiame apmokėti. Pasirenkame, kurią mėnesio dieną norime daryti užsakymą, tai gali būti 5 variantai, tebūnie 20 diena. Pasirenkame, kokiu būdu norime rezervuoti vienetus, galime tai daryti patys, reiškia ranka. Jeigu jums, pavyzdžiui, reikalingi vienetai antroje apskaitos kategorijoje, galite iš karto už 50 eurų padarę užsakymą jo nerezervuoti, laukti, kol sukaupsite 150 taškų. Lygiai taip pat galite užstatyti automatinį vienetų rezervavimą Balance programoje ir jeigu turite daugiau nei 7 apskaitos vienetus, jums yra galimybė pasirinkti vienetų rezervavimą nacionalinėse apskaitos programose. Aš paliksiu šį. Įsitikinkite, kad ši varnelė nėra nuimta, kadangi tik tai tokiu būdu gausite rekeš nuo savo klientų daromo pirkinių. Ir spaudžiame toliau. Pasirenkame, kaip norime apmokėti šį užsakymą. Tai gali būti ir jūsų pirkimo sąskaita, arba, taip sakant, čekis pirkiniam. Man asmeniškai labiau patinka mokėjimas kreditinė kortelė. Tuomet nereikia jum rūpintis, ar jūsų pirkimo sąskaitoje pakaks lėšų kitam užsakymui ar ne. Iš kreditinės kortelės tai nuskaičiuoja bet kokiu atveju. Ir spaudžiame toliau. Uždedame varneles, kad sutinkame su sąlygomis. Žinoma, perskaitykite, kad tikrai suprantate, apie ką eina kalba. Spaudžiame toliau. Atlikti užsakymą. Ir čia reikia įvesti jūsų kreditinės kortelės duomenis ir pabaigti užsakymą. Aš to kol kas nedarysiu, dabar norėčiau jums parodyti sekančius žingsnius. Labai svarbu atsidaryti savo nustatymus ir pačioje apačioje pasirinkti nuolaidų kuponą panaudoti automatiškai rekeš. Tik tai tokiu atveju jūsų įsigytas nuolaidų kuponas bus naudojamas darant bet kurį pirkinį, tiek jūsų klientų, ir pinigėliai jums sugrįž atgal. Dabar galima lygiai taip pat pasirinkti, kur pinigus išmokėti panaudojus nuolaidų kuponą. Vienas iš variantų juos palikti Lioness sistemoje ir toliau naudoti pirkiniam arba tam pačiam naujo nuolaidų kupono užsakymui sekantį mėnesį, arba tiesiog nukreipti į išmokėjimo sąskaitą ir jeigu jums tinka, gauti į banko sąskaitą. Spaudžiame išsaugoti. Kur galime koreguoti savo užsakymą? Atsidarome mano čekiai. Matome EasyShop Plus parinkti. Pasirenkame. Ir čia galite keisti
užsakymo datą. Galima keisti EasyShop Plus nustatymus, kas liečia vieneto rezervavimą. Galima visiškai nutraukti EasyShop Plus užsakymą, pasirinkus OK. Tik tai noriu iš karto perspėti, kuom tai gresia. Jeigu jūs būsite nusipirkę, nesvarbu už kokią sumą nuolaidų kuponą ir nutrauksite EasyShop Plus užsakymą, reiškia, jūs ir toliau gausite recash darydami savo asmeninius pirkinius, jums grįžinės nuolaida pilna apimtimi, tačiau jūs nebegausite recash nuo jūsų klientų pirkinių. Todėl labai svarbu EasyShop Plus užsakymą laikyti pastoviai, kadangi tik tai tokiu atveju jūsų klientai nekaups kliento vieneto, o būtent atneš jum analogišką naudą asmeniniais apskaitos vienetais. Tačiau jeigu jum tai nėra aktualu, jūs galite bet kada nutraukti užsakymą, likutis nuolaidos kupono gali būti išnaudotas ir jau nutraukus EasyShop prenumeratą. Dabar noriu pademonstruoti, kaip praktiškai veikia EasyShop Plus. Atidarau mano pirkinių išrašą. Na ir matome, kad 12 dieną buvo darytas Maximos ir Chili kuponų užsakymas. Tai Maximos kortelę įsigijus 60 eurų, man priklausė 1,20 cashback ir 0,60 pirkimo taškų. Kadangi šis procesas veikia atvirkštinė tvarka, aš vienetą jau rezervavau, nauji vienetai man nesikaupia, tačiau tai sumai aš gaunu recash, reiškia mano nauda jau grynoji nauda grynaisiais pinigais jau yra nebe 1,20 €, o 1,80 €. Lygiai tas pats su Chili, matote, kad man priklausė 30 eurų cashback ir 0,40 pirkimo taškų, tačiau pasirinkus EasyShop Plus aš gaunu 70 euro centų iš karto grynaisiais pinigais. Kur aš tai matau? Atsidarius mano čekį pirkiniam, matau nuolaidų kuponų panaudojimas Chili 70 euro centų. Man šie pinigai buvo pervesti grynaisiais į mano čekių pirkiniam sąskaitą. Lygiai tas pats su Maxima, tai matome, nario nauda yra susumuojama ir grynaisiais pinigais jums pervedama iš karto į banką arba į čekių pirkinių sąskaitą. Kiek tas procesas ilgai tęsiasi? Štai čia jūs matote jūsų nuolaidų kupono, turimo nuolaidų kupono dydį. Aišku, jis po truputį jums ir jūsų klientam prekinantis mažėja ir didėja jūsų čekių pirkiniam sąskaita. Reiškia, iš šios eilutės pinigai pervedami į šitą eilutę. Tai jeigu jūs nuolat darote EasyShop Plus prenumeratą, pavyzdžiui 50 eurų ir jums to užtenka mėnesiui, tiesiog nuolaidų kuponas yra išgryninamas, jis perkeliamas į čekių pirkiniam sąskaitą, vėlgi iš čekių pirkiniam sąskaitos yra padaromas naujas užsakymas, vėl nuolaidų kupono eilutė padidėjo 50 eurų, na ir tai vyksta uždaras ratas. Na, aišku, gali pasirodyti, kokia iš to nauda. Nauda yra tame, kad jūs kaupiate vienetus ir tos vienetus kaupiate asmeninius, ne tik nuo savo pirkinių, bet ir nuo savo klientų pirkinių. Na ir ateityje gausite, žinoma, daug didesnę naudą. Bet, aišku, apie vienetus šiandien per daug neišsiplėsime. Belieka pasakyti, kad šis įrankis yra labai naudingas įmonėm, kadangi įmonės registruoja daug klientų, klientai prekinasi, na ir galima klientų vienetus paversti asmeniniais. Lygiai taip pat tai galioja ir aktyviem Laikonet marketeriam, kurie nori dar daugiau naudos. Todėl belieka jums palinkėti sėkmingai pritaikyti šį įrankį ir išnaudoti jo galimybės. Kaip pavyzdį jums galiu parodyti ataskaitą iš Business Intelligence System. Šis įrankis pasirodė visiškai neseniai. Šio video kūrimo metu dar nedaugelis apie šią galimybę žinojo, tačiau štai iš visos grupės apyvartos matome, kad trečdalis jau yra būtent apyvarta per šį įrankį. Todėl aš manau, kad tinkamai informavę savo pirkėjų
bendruomenę, apie šią galimybę, jūs tikrai padidinsite savo taškų apyvartas, na ir aišku, tai turės įtaką jūsų ateities pajamom, karjeros lygiai ir taip toliau. Tai kągi, dar sykį linkiu sėkmės įsisavinant šį naują įrankį, na ir iki kitų kartų. Sėkmės.